Sveiki, mano mėly draugai. Jeigu jūs čia mane matot visą tokį susišiaušusi, tai tikrai ne šiaip sau. Yra naujienų. Yra. Tai kas liečia visos tos Volto banus, tai jie mane ten užbanino realiai dėl savo klaidos ir aš jiem parašiau į supportą ir žinokit, netgi po gerų 2 valandų jie mane vėl atbanino. Tai kaip ir ta bėda išsisprendė, o šiaip tai ten pas jų jovalas visiškas. Jie man dar ten bandė vartyti, kad tipo, čia dabar nauja sistema, kad nuo 35 eurų, kai surinki grinais, reikia pravesti, jeigu nepraveti, tada baną, sakau, palauk, aš nesuprantu, tai kad aš net nebuvau surinkęs 35 eurų. Tai kaip čia taip? Čia matai, čia kažką galų gale, po 5 minučių diskusijos, sakau, jūs man paaiškinu, už ką mane banat, sakau, ir kitą kartą tokių dalykų nebūtų. Tai čia paskui jau galų gale pasirodo sistemui įsivėlė klaida, nors pradžiai bandė vartyti savo. Žinokit, prasme, man jie neįdomus yra, nes aš dabar turiu daug įdomesnių dalykų, o dalykai tikrai yra įdomesni dabar. Net nežinau, net kaip čia pasakyti. Žodžiu, net nežinau, net nuo ko čia pradėti. Tiesiog buvo taip, kad man parašė žiauriai faini vyrukai iš Two Wheels Empire. Jie randasi Kaune ir jie pardavinėja, tvarko, tuninguoja, upgradeina elektrinius moto. Tai, sako, matėm tavo video, toks fainas turinukas, o tu nenorėtum, jeigu mes tau duotumėm kokį nors tai Suroną ar Talariją, pažiūrėti, kaip tada tau tie užsakymai vežiojas. Aš labai daug nemaščiau ir sakau, draugai, jeigu darom, tai darom. Tai žinokit, ėmėm ir padarėm. Bum! Talarija MX5. Ką žinau, šiaip iš tikrųjų jau pusę dienos aš su juo čia skraidau. Žiauriai įdomus daiktas, tikrai žiauriai įdomus daiktas. Kai man buvo 15 metų, tai turėjom motorolerio teisės mieste AM kategoriją ir, turėjom tos birbalus vadinamus, motorolerius, mopedus. Jo, irgi su jais važinėdom, tai jie buvo benzininiai, o čia yra jis elektrinis. Tai iš tikrųjų, kadangi jis yra elektrinis, tai čia yra visiškai kita tema ir yra žiauriai įdomiai. Tu varai, spaudi gazą, jokio garso, tik tais toks. Ta prasme, žiauriai man patinka, kai jis turi tą speedometrą, kur viską aiškiai rodo. Čia ant rankenėlės labai lengvai reguliuoji maudus. Dabar yra S sportas, H yra high-endas, o E yra Eco, tokiam pensininkui kaip man. Nors, žinok, tiesiai šviesiai pasakysiu, nieko neslėpdamas, ant to Eko važiuoju, žinok, nesijaučia, kad čia būtų pensininko režimas. Jisai normaliai lupa ir ant to Eko. Tai jo, pats daiktas tikrai turi žavesio. Bent jau man, nežinau kaip jums, jis atrodo žiauriai fainai, iš tikrųjų, žiauriai gerai. Ir jis yra toks plonas ir žiauriai manevringas to pačiu. Lakstyti po miestą kažkur kažką žiauriai patogus toks daiktas. O kaip jis važiuoja, tai patikėkit. Bet mes ir pravažiuosim patys. Vau. Kas svarbiausias dalykas šitam visam reikalui yra tai, kad yra viskas legalu. Viskas legalu. Tas daiktas turi numerius valstybinius. Taip, kad su juo gali pilnai važinėtis po gatvės. Yra pasukiukai, kaip normali transporto priemonė. LED žibintas. Išbandysiu, kai sutems, man žiauriai įdomu, kaip jis šviečia ir pats tas efektas, kai važiuoja, kai yra sutemę, žinai, labai įdomu išbandyti. Tai ką, vienu žodžiu, techniškai pilnai tvarkinga transporto priemonė, su kuria galėtų pilnai važinėtis mieste. Priregistruotas, tech apžiūra yra, draudimas yra. Lekiam. Tarp kitko, su juo gali važiuoti su AM kategorija. Ta prasme, man pačiam save keista tokį matyt. Atrodo, kaip banditėlis geras. Bet, ko gero, jūs manim tokį matysit visą ateinančią savaitę. Nes Two Wheels Empire man sakė, duos su juo važinėtis visą savaitę. Pasidaryti challenge'uką savaitės, pasižiūrėti, kaip čia jis važiuoja, kokie jo pliusai, kokie minusai ir taip toliau. Šiaip, kas liečia visą jų komandą, tai žiauriai faini žmonės. Ta prasme, man nereikėjo visiškai dėl nieko vargti.
Man dėl nieko nereikėjo sukti galvos, absoliučiai. Viską paėmė, sudėliojo, viską taip, kaip priklauso. Kas liečia, šalmą suveikia, akinukus, kad vabaliukai nepriskristų man čia akis. Laikiklis suderino. Kadangi žino, kad aš esu kurjeris, tai man aktualu yra nuvažiuojami kilometrai su viena baterija. Tai aš iš karto pasakiau, sakau, žinokit, aš daug dirbu, man, kai žinau, ar vienos baterijos užteks. Su viena baterija gali nuvažiuoti apie 70 km. Tai kas be ko mes tą išbandysim ir pasižiūrėsim, kas čia gaunasi iš tikrųjų realiai. Sako, tai ką, sako, jeigu vienos baterijos neužtenka, duosim ir antrą. Tai žodžiu, fainiai, 2 baterijos, realiai pagal idėją, turėtų man užtekti čia visai darbo dienai tų 2 baterijų. Arba blogiausiu atveju darysim taip. Startuojam su viena pilnai įkrauta baterija, išvažiuojam, atidirbam į kokių pietų, per pietus grįžtam, apsikeičiam baterijom ir tą kitą bateriją, kuri bus iškrauta, jeigu jinai tokia bus, įjungsim krautis. Ir realiai bus win-win, pietai pavalgyti ir baterijos sukeistos. Taip kad ir viskas super. Su draugais iš Two Wheels Empire viskas vyko iš tikrųjų sklandžiai, be jokių problemų ir šiaip žiauriai fainiai pabendravom. Paaiškino, kaip važiuoti, kaip reikia atsargiai su juo važiuoti, nes vis dėlto čia yra elektrinis. Tu jam tik čiučiu duodi gazą, jis iš karto ima į priekį. Taip kad, žinai, kaip yra, kaip, pavyzdžiui, aš turėjau seniau motorolerį, tai kai jis yra užkurtas, tu girdi, kai jis dirba. Ir tu jam duosi gazą, jis nuvažiuos. O kartais tu gali užmiršti, kad šitas elektrinis yra užkurtas ir prieėjęs netyčia tą rankeną pasuksi ir jisai šaus į priekį, nes šiaip jis važiuoja labai smagiai. Toks mažas, slaptas žvėriukas. Ką dar pastebėjau, kad šiaip iš tikrųjų stabdžiai žiauriai gerai stabdo. Saugiai jaučiuos važiuodamas. Galvoju, ką iš minusų čia įvardinti, bet šiaip gal norėtųsi, kad tos kojos būtų biški toliau tenai. Toks pirminis, bet nežinau, šiaip kojos kol kas dar žiauriai nepavargo, tai reikia daugiau kilų pravažiuoti, kad galėčiau čia konkretų kažkokį verdiktą pasakyti. Kadangi esu kurjeris, iškart pasakė, kad man reikės kažkokio tai laikiklio, tai rekomendavo quad locką. O kaip jisai veikia? Tai realiai yra telefonas ir iš karto užsidedi dekliuką, kuris yra su tokiu laikikliu. Čia dedi tą telefą, prispaudi tą mėlyną mygtuką, įstatai taip, pasuki ir užsifiksuoja. Va, kaip laikosi, kuo puikiausiai. Va. Šiaip iš tikrųjų aš tvirtai bandau jį numesti ir jisai tvirtai stovi. Realiai pusę dienos sakau aš važinėjęs ir nenukrito dar. Gal tikėkimės ir nenukris. Nes ką jau kainą savo žinokit, jau savo 17 Pro Max'o sukalti nenorėčiau, kur nusipirkau visai neseniai. Tai jau akcentavau, sakau, blemba, duokit laikiklį jau patį geriausią, žinokit, nes nenoriu sukalti telefonų, 2 štukas mokėjau, tai ne. Sako, patikėk, viskas bus good. Kol kas taip ir atrodo. Tai žodžiu, užteks čia man garuoti ir šokam ant to daikto, pažiūrėsim, kaip jisai važiuoja. Ir žinai kodėl? Nes man jau atsibodo, aš jau noriu važiuoti ir tarp kitko man nebaigi čiodai sukandžioti. Viskas susitvarkęs. Nežinau, kiek čia eina mane girdėti, bet lekiam. Savo šiaip žiauriai smagiai važiuoja. Šiaip žiauriai gražus vakaras. Tobulas oras tokiam pasivažinėjimui. Tai žodžiu, grįžau į namus. Biški persirengt, nes aš pats net negalvojau, kad vakare gali būti taip šalta. Niekad nevažinėjau čia su tokiais įdomiais dalykais. Tai apsimoviau kelnes, nežinau ar jums matosi, ir užsidėjau kamerą iš tikrųjų pas savęs virš šalmo. Nes tiesiog neturiu kaip dabar primontuoti ant kūno.
Prie maikės galėjau, prie džempo plono galėjau, bet apsimau liemenę dar ant viršaus. Ir žiūriu dabar, kad gali būti tik ant šalmo. Nežinau, o tu žinai, bet šiandien yra jūros šventė Klaipėdoje. Tai kas be ko, mes nuvažiuosim ten pažiūrėti, kaip ten viskas atrodo iš šono. O artėjom prie centro, prasuksim ratuką. Pažiūrėsim, kas čia gero vyksta šiandien. Kaip įdomiai. Žinai, vis laik buvau įpratęs kalbėti, kai esu vienas pats visai mašinai. O čia rodom posūkį tvarkingai. O čia esu lauke. Tarp visų kitų. Atrodo, kad kalbu, nes su savim vienas pats kaip mašinai, kad būdavau. Bet atrodo, kad kalbu su visais kitais aplinkui. Šiaip galiu pasakyti, žiauriai smagiai važinėtis taip. Žiauriai smagu. Aiškus jaučiu iki pat šventės židinio gal nevažiuosim ten žmonėms ant galvų. Tiesiog šiaip pasižiūrėsim kažką iš šono atvažiavę, kas gero vyksta. Kiek žmonių eina savo. Kuo jūs čia nematė žmonės? Nu, veiksmo yra, sakyk, ką nori draugas. Belekas. Stovantis prie perijos ir neįeina. Nu, kodėl jūs taip darot? Nu, o čia šainika kaip autobusų stotelėje, kad lauktų žmonių. Kodėl jūs irgi taip darot? Šiaip aš kai važiuoju, man tai čia baisiai pučia. Ne, nu draugs, kaip aš čia pravažiuosiu. Pirmą dieną su mosu ir taip žiauriai iškart. Ai, čia niekur tu nepravažiuosi, nes tam tiesiog uždaryts kelias apsisukti. Važiuokim čia kur nors. Bus įdomiau. Aš bandau save primesti užsakymus, taip veži. Čia taip greitai iš taško A į tašką B atsiduri bet kur. Tai žiauriai įdomiai. Šiaip kampų šviečia visai neblogai, galiu pasakyti. Aiškus, gal norėtų, kad išviestų biškį toliau, bet man ir tiek užtenka. Jeigu važiuočiau kokio 120, nu jau tiek neužtektų jau, kiek čia šviet. Bet tiek nieks ir nevažiuoja, ir nevažiuos čia miestą. Šiaip laukia, kada mane sudabys kokia policija gal. Nesakys, o, tu čia esi tas, sakys, esi tu čia tas kelių parazitas. Bet iš tikrųjų aš esu pilnai tvarkingas pilietis. Prie manęs negali prisiknisti. Rodau visus posūkius. Praleidinėjau visus žmonės visur. Elgiuos gražiai ir kultūringai. Žiauriai fainai iš tikrųjų ta elektra. Nėra jokios narvės, kaip būdavo su tais motoroleriais važiuoji, pasmirdės visas to tepalų sumaišytų su benzinu. Drabužiai tiesiog įsismelkdavo tą kvapą. Tik išplaus, tik tas kvapas nedingdavo. O čia jokio kvapas kaip tik. Čia šiaip matau kaip pliusą tą reikalą. Ir yra. O, čia jau konfliktas keliuose. O mes čia nevažiuosim? Oi, what the fuck? Ieškau, kur pipinę radau. Vat jau pradėjo žmogus važiuoti, jau būčiau pipinės. Aš esu iš tų, kur visą laiką papipint gerai. Pradžiai pagalvojau, kad čia kažkoks tripakas, bet pasirodo, čia ping-pongas. O kaip važiuoja tas high-endas? Čia skirias kas nors? Oi, tu sau. Oi. Skirias high. Oi. Skirias high. Konkrečiai skirias iš tikrųjų.
Kolega važiuoja. Kolegas su telefonu kalbas ramiai už vairo. Aš dabar toks esu baudėjas, žinai, kaip pats tipo legaliai važinėjęs. Tipo, čia tas taip daro, tas čia taip negerai. Šiaip kaip gerai mikrofoną prisitaisiau iš tikrųjų prie dirželio, kur reikia užsisekti šalmą. Tai žiauriai patogiai. Tai ir garsas gan neblogas gaunas. Ir šnipštimo biški mažiau. Šiaip dariau video prieš tai važiuodamas. Tiesiog be jokio mikrofono, be nieko, tiesiai kamerą čia užsidėjęs, tai iš tikrųjų, nu jo, biški gavos toks šnipštimas konkretus. Tai žinokit, jeigu ką dabar šnipštimas yra žymiai mažesnis, nes yra mikrofonas. Biški šikna paskauda man čia, bet ką aš žinau. Ką reikia, čia pusę dienos jo realiai važinėjęs. Žodžiu, vakar palakščiau biški po tą miestą, pasivažinėjau, buvo visai įdomiai ir paskui persižiūrėjau video ir žiūriu, kad iš tikrųjų, kai važiuoju didesniu greičiu, iš tikrųjų labai šnypšia tas visas garsas. Tai šiandien užsidėjau mikrofoną ir tai šiandien užsidėjau tokį pukutį ant mikrofono. Tai pravažiavau, prasitestavau, pasiklausiau, kaip skamba, žinokit, žymiai geriau. Tai nuo šiol galiu jums garantuoti, kad garsas turėtų būti daug geresnis. Kai važiuoju 50 greičio, tai realiai net nėra jokio šnipštimo, tai viskas good. Ką žinau, varom prasuksim dar porą ratų. Šiandien vėl tęsiasi jūros šventė, jinai bus realiai visą savaitgalį. Aiškus, per tokią šventę aš dirbti tikrai nenoriu, nes mieste yra visiškas jovalas. Yra iš tikrųjų tokia didelė bėda o gal jūs galėtumėt man kaip nors pagelbėti. Bent jau kokiai vienai ar 2 dienom paskolinti kuprinę, Volto ar Bolto bent jau. Nes norėčiau varyti dirbti pirmadienį, o kas svarbiausia, niekur neradau pirto krepšio. Jeigu būčiau derinęs su mūsų geriausiais draugais Voltais ar Boltais, kad jie man atsiųstų, tai gal ant kokio rudenio su jais ir būtų išėję kažką suderinti. Tai net nepradėjau su jais nieko derinti, nežinau, kas su jais ten yra vargo vakarienė. Patys matėt, kai būna su banais. Tai gal kažkas turit, nenaudojat, galėtumėt bent jau ar paskolinti ar kažką, šiaip būčiau dėkingas. Tai radau Vinted kažkokią tą kuprinę, atrodo nauja, nenaudota, ją kaip ir užsisakiau, bet gali būti, kai ją man pristatys ne pirmadienį, o kokį gal net antradienį. Tai nenorėčiau tiesiog praleisto pirmadienio, jau norėčiau su šitu žvėriuku jau startuoti ir bandyti visą tą reikalą. Tai jei turi tą kuprinę ir nebūtų jums gaila paskolinti dėdei, ką žinau, parašykit man į kokį Instagramą ar kažką, ar komentarus. Ką žinau, šiaip būčiau dėkingas. Gerai, užteks čia svaigti ir varom prasuksim porą ratų. Ir pažiūrėsim, kaip tas mikrofonas čia iš tikrųjų dabar veikia, kai yra pukutis uždėtas. Ką, lekiam? Kaip fainiai per visokius tokius iškastus keliukus pabandyti pavažiuoti. Fotosesija vyksta. Gražus oras šiandien. Irgi tobulas realiai važinėtis. Nu, žalio jūs dar tebe važiuojat. Begėdžiai. Tokia cikutė vaikšta čia va, vidurį gatvės. Perėja ten yra. Ramiai. Kemšas iš tikrųjų čia visas tas miestas. Va, stovėjo iš oro atbulinį. Žiūrėk, to įkalsi mane. Nu, sakau, žiauriai gerai, kad aš šiandien sugalvojau čia nedirbti. Nes, nu, tikrai blogas pasirinkimas būtų buvęs.
Važiuoja, nėra vietų, mąsto valandą, kur čia sustoti, kur čia ką daryti. Toks veiksmas ramiai iš tiesa. Jovalas visiškas namės. Aš tai nežinau, tai kur čia turi nuvažiuoti realiai, kad tu galėtum kažką pasigauti, kažkokį užsakymą, kuris būtų neproblematiškai vežamas. Nu tai nebent už Akropolio į ten tą miegamųjų galą ir į rajoną važiuoti. Slengiai, Ginduliai, Mazūriškės. Nu, tragedija. Švies čia neina pavažiuoti. Ką žinau, šiaip jau pripratau, kaip čia važinėtis nebėra tai baisu. Pradžių čia, kai taip įsilieja į tą visą tokią eismą, atrodo, wow. Kaip tu čia važiuoji? Per raudoną? Ką žinau? Atrodo kaip ir plius minus pripratau jau kaip reikia važiuoti su jo. Šiaip fainiai, žiauriai fainiai, tik kas ne fainiai, jūros šventė šiandien. Jovalas, miestą visiškai, galvoju, varysiu, pasivažinėsiu kažką. Aišku, kas antrą gatvę čia senamiestį uždaryta, nereik norėti. Miestas perpildytas tų mašinų, realiai nenoriu aš čia kaip laukinis nardyti tarp visų, tai tiek to, varau aš jaučiu į namus, pasieditinsiu video, ką dar. Gal nuvarysiu pats į tą šventę pasižiūrėti, ką čia gero. O nežinau, o jums palinkėsiu, jeigu jūs varote jūros šventę, tai ramybės, kantrybės ir, ką žinau, gero vakarą. Aš jau pradėjau galvoti, kad tipo, kai reikės jau jį gražinti, kai bus liūdna. Ai, savo. Aišku, kai gavau tą pasiūlymą iš Two Wheels Empire, tai aš nei labai žinau, kas čia yra, nei ką jie daro, nei ką. Taip, aišku, pradėjau pabiškį domėtis, kas čia yra, kas čia kas. Galvoju, kas jie tokie yra, ką jie iš vis čia užsiema. Pamačiau tos Talarius, Suronus, visus kitus tos elektrinius mocus. Galvoju, tema. Kiek žiūrėjau, šiaip iš tikrųjų nelabai kažką mačiau, kad Lietuvoje irgi kažkas taip stipriai užsimtų, vat, su tokiais elektriniais mocikais. Tai, kaip suprantu, jie yra, tiesiai šviesiai patys rimčiausi Lietuvoje. Kiek supratau ir kiek kalbėjau su jais, tai jie viską daro iš tikrųjų. Jeigu reikia, juos ir remontuoja, daro upgrade'us visokius. Tai jeigu jūs turit kažkokius elektrinius mocus, tai kreiptis tiesiai į Two Wheels Empire, tiesiai pas Matą. Nes, kaip supratau, viskas, kas liečia elektrinius mocus, ten žmogus išmano maksimaliai. Žiūrėsiu, ar man pačiam kartais nereikės kreiptis, kai baigsiu daryti šitą challenge su juo. Ar neužsimanysiu kartais nusipirkti savo kažkokio tokio. Jau šitas važiuoja iš tikrųjų kaip žvėriukas, tai... O jie dar skaityk, ten pas savęs daro visokius upgrade'us, modus. Kaip supratau, padaro, kai jie dar geriau luptų. Čia irgi būtų įdomu pažiūrėti, ant kiek ten eina dar padaryti, kad dar geriau jisai luptų. Nežinau, taip kaip jis važiuoja šitas dabar, tai man yra per akis. Sakau, šiaip ne vieną mašiną apsilinkiau, nėra jokių problemų. Šiaip išduosiu paslaptį, turėjau tokį idėją. Galvojau, gal reikėtų nusipirkti elektrinį dviratį tą. Ten, kurie kainuoja ten apie 1000 eurų.
Tai kaip ir domėjausi ir visą kitą, ir po to pasikalbėjau su tais vaikinukais, sakau, yra ten tokie engvė, ten tie visi tokie elektriniai dviračiai, čia kur, vat, sakau, tie visi užsieniečiai, kitataučiai pas mūsų vežioja tą maistą, sakau, kiek domėjausi, ten tipo 2 batarkės susideda, irgi daug kilų gali nuvažiuoti, tai va, norėjau tokį pabandyti. Tai man, žinokit, apšvietė, kad kokia yra sistema su jais. Pasirodo, tie dviračiai yra nelegalūs čia pas mūsų. Su jais iš vis negalima legaliai važinėti čia. Jų galia yra 750 vatų. Nu, tipo iki kilovato skaitosi. Bet jų max greitis yra daugiau nei 25 km per valandą. Tai ten 25 jis važiuoja su ribotuvu. Bet paspaudi kažkokius kelis mygtukus ten ant pačio to dviračio. Kažką ten vos nepalaikai ir atsirakina jis. Ir tada, aš kaip suprantu, jis pradeda važiuoti ar ne daugiau nei 5 km per valandą. Jais važinėja šaligatviais, o jų greitis 45 km per valandą. Ir tai jau yra, nu, nelegalu. Tai kaip supratau, bijau pameluoti, nepamenu tiksliai kada sakė, ar nuo lapkričio mėnesio įsigalios vat būtent toks įstatymas, kurį jau yra priėmę. Ir jis jau tikrai įsigalios. Kad jeigu va tas toks dviratis ar kažkoks tai daiktas, kurio galia yra arba didesnė nei 1 kilovatas, arba jis tiesiog iš savęs važiuoja didesnių greičių negu 25 km per valandą, viskas, jį tu turi registruoti. Jam reikia technikinės, draudimų ir visa kita. Tai dabar tie engvė dviračiai, kur yra, jie realiai yra nelegalūs. Nu, dar nėra, bet kai jau bus lapkritis, ane, įsigalios tas jau pilnai, jie bus tokie. Bet tai koks bairis. Realiai tu pirkai dviratį, jis buvo legalus tuo metu. Tu galėsi važinėtis, viskas ok, viskas atitinka kažkokias tai normas. Bam, naujas įstatymas ir jis yra visiškai nelegalus. Ir dabar ką tu turi daryti su to dviračiu? Ką aš jau lėksiu, tai toks naujas challenge'as. Žiūrėsim, kas čia išsiveš, kas čia gaunasi ir būk geras, paspaus like ant mano video. Ir jeigu nenori pramiegot naujo video, kurį kelsiu, tai siūlau tau tiesiog paspausti subscribe ant mano kanalą. Subscribe yra angliškai, prenumeruoti lietuviškai. Ir jeigu tu ateini, žiūri mano video ir dar nesi man nepasubscribinęs, tai dabar tai jau tikrai privalai tą padaryti. Vienu žodžiu, tu varyk į jūrkę, o aš varau kraut batarkės. Iki.